Stokit! Tai visi kartu galima atsigulti. Neturit sniego. Šniūro. Gal draugė Alkana, nu tai paklausiu, padavėjas pasakys. Jūs važiuosit kartu su manimi, ne? Nuvešit, bet kažką dar gal kažkur į kokį viešbutį nueitumėm. Nu sveiki gyvi, džiugu jūs vėl matyti šiame YouTube kanale ir jūs žiūrite Nešvankios užduotis 4. Galbūt kai kurie jau matėte šias laidas, tai realiai yra Impractical Jokers iš Višo. Ir jūs matysite šiandien, kaip Julius, Gytis, Deividas ir Eimantas bandys kovoti tarp savęs ir išsiaiškinti, kuris yra number one, kuris dėja, bet atliks pralaimėtojų užduotį. Ir keliaujame į vienybės aikštę, kur reikės susidėti akinius, kurie rodo visiškai tamsą. Ir daryti tai, ką sako draugai. Eik greitai dabar, bet greit. Noriu ir aš į kadrą papult. Nori ir aš į kadrą. Galiu nusifotografuoti. Galima? Aha. Bet sakyk, su jumis aš noriu. Gali? Taip. Bet aš kartu noriu. Tai prašom stokit. Ai, su manim? Jo. Man sakyk, čia gerai. Aš tai čia stovėsiu, jeigu gerai. Nu, gerai, ir aš. Nu, fotkina? Pritūk, Deivi. Da. Da labiau. Ar aš matos? Atsisėsk ant žemės. O dabar? Matau? Atsigul dabar. O dabar, nu da, paskutinė. Tai jūs irgi prigulite. Tai visi kartu galima atsigulti. Sakyk, stokit garsiai. Stokit! Kairė. Kairė. Tu su mėlynu. Tu su mėlynu stokit. Jau tu leit. Dabar taip šokinėk tiesiog be perstai į viršų. A taip? Ar taip? Sakyk, labai gražiai moku, ne? Labai gražiai moko, ne? 108 apsisuk ir pakartok. Sustokit truputį. Sustokit truputį. Atsiprašau, sustokit, prašau. Ir dabar Atsiprašau, eik greitai sustokit truputį. žingsnį. Galim paklausti? Galim paklausti jūsų? Aš norėčiau paklausti jūsų. Atsitūk. Jūsų sakykit. Jūsų, man norėčiau jūsų paklausti. Nenueikit, prašau. Nenueikit, jūs nenueikit, aš norėčiau jūsų paklausti. Eik tiesiai, sustok. Sakyk, labą dieną. Labą dieną. Sakyk, norėčiau nuo jūsų braškių nusipirkti. Norėčiau nuo jūsų braškių nusipirkti. Atsitūk. Norėčiau nusipirkti braškių iš jūsų, sakiau. Iš jūsų braškių norėčiau nusipirkti. Neparduodat? O po kiek neparduodat? Deivi, pasakyk žmogui, ar žino, jog reikia saugoti savo kūną. Ir aišku, privatumą internete. O tai geriausia daryti su Surfshark. Ir dabar su nuolaidos kodu Nešvankiai gaus 3 papildomus nemokamus mėnesius. Pasakyk. Eik 10, sakyk, kas čia buvo? Kas čia buvo? Viskas gerai. Tai gal pagalbos reikia? Gal reikia padėti? Kairė, Deivi. Galiu išties pagalbos ranką? Gal jums išties pagalbos ranką? Viskas gerai. Labą dieną. Labą dieną. Garsiai. Labą dieną. Gal prie fontano norit nusifotografuoti? Ne, žinok, mes labai išsibaigom. Pasakyk teisybę žmonėms, kad esi pakeitęs VPN į Ukrainos šalį ir dabar nusipirkai YouTube Premium vos už 2 eurus per mėnesį. Ir dabar žiūri tiesiog Nešvankios užduotis be jokių reklamų. Dabar sakyk garsiai. O, mes abu dačkarikai. O, mes abu dačkarikai. Atsiprašau, gal turit parūkyti dabar? Atsiprašau, gal turit parūkyti? Ne. Neturit? Labai gaila. Žinau, kad turit. Bet aš manau, kad jūs turit, gali turėti. Tikrai neturit parūkyti. Ai, gaila iš tikrųjų, bet na... O tu jaunuoli? O tu jaunuolį turi? Porą fizikų. Porą fizikų gal turi jaunuolį. Nepamiršk pasakyti, kad vėl darysim Nešvanki kelionę 2 ir mes bandysim nusipirkti bilietus pigiau. Tai irgi pakeisim VPN ir ten mums už 13 eurų realiai. Į Turkiją. Pasikeis dantų. Dabar apsisuk į kairę. Į kairę. O dar vienas atškariks. O dar vienas atškariks.
Nu ir šiaip, jeigu naršot internete, tai geriausiai yra su antivirusinė. Surfsharkas ir tą patį turi. Ir jeigu jums kažkas įsilauš į paskyrą, tai gausit pranešimą. Iškart blokuojat ir Surfsharką naudojat. O gal sniego turit? O sniego kaip? Neturit sniego? Kokį šniūrą, drūžę norėčiau, kaip sakant. Šniūrą. Pabiškis sėskis. Čia žemai. Bus. Čia žemai. Žemiau. Dabar po kairę atėjo žmogus greitai, sakyk, ko žiūri? Ko žiūri? O pasakyk. Kaip? O pasakyk. Čia Kauno valdovas esu. Kas? Sakyk, aš čia Kauno valdovas. Aš Kauno valdovas. Sakyk, ko čia žiūri? Metas keliauti į Kauno rotušės aikštę ir šioje užduotyje gaus kiekvienas varžovas po keletą tarmiškų žodžių. Ir jų tikslas prieiti prie žmonių ir gauti bent kažkokį paaiškinimą. Jeigu gaus nežinau, tai vienas iksiukas. Laimės tas, kuris daugiausiai gaus paaiškinimą. Tau pirmas žodis bus cvikis. Cvikis? Atsiprašau, turit čia tokį klausimą, aš pradėjau naują dieną darbę ir man bosas sako, eik cvikį paimk. Ką? Cvikį. Ir aš, o kas yra cvikis, nežinot? Kvitas tai yra, automatas stovi. Ai, automatas yra. Mašina stovėjimo aikštelė. Ai, supratau, mašina stovėjimo aikštelė. Ai, gerai. Žodis tau bus, Deividūnai. Čiobis. Aš tik noriu pasiteirauti, gal žinot, ką reiškia žodis čiobis? Nes man parašė ką tik ir aš nežinau tiksliai tai noriu. Kaip nežinau. O gal įsivaizduojat kažką bent jau? Sūnus? Ir surask. Gal žinai, ką reiškia žodis čiobis? Koks žodis? Čiobis. Ne, nežinau. Nežinot? Nes man sakė, suras čiobį čia Laisvės alėjai, bet aš nežinau, ko ieško tiksliai. Suras čiobį Laisvės alėjai stovi rotušį. Kokį čia žaidimą žaidžiat? Ne žaidimą, man paskambino tėvai, sakė, čiobį surasti. Aš dėl to. Laisvės alėja? Nu. Tai čia ne Laisvės alėja? Mižopalis. Mižopalis. Gal žinot, ką netyčia reiškia toks tarmiškas žodis mižopalis? Čia kažko ieško, čia kažko... Ne, tiesiog, man sakė, kad kai nuvažiuosiu į Telšius pas giminę, sakė, bus paruoštas mižopalis. O kas tas yra, tai aš nežinau. Tai tiesiog šiaip įdomu. Nu, nežinau, gal patiekalas. Žodis šį kartą bus ublas. Mane čia draugė sakė, išeik į miestą, nupirk ublą. Ublas. Tai aš va jūsų norėjau paklausti, kokia reikšmė, kas čia ublas? Nežinau, čia googlinkis. Šiuolaikiškas. Ne, dabar palikau telefoną namuose tenai. Tai ublas. Bet jūs nesat girdėję kažkokią asociaciją, bent jau kažkokią? Ublas. Tai reiškia daiktas. Nu tai va, o tai koks jisai? Tai čia turi būti arba maisto produktas ar dar kažkas. Tai kaip jūs Gal galvojate? draugė alkana, tai paklausk, padavėjas pasakys. Paskutinė užduotis atitenka žmogui, kuriam nelabai pasisekė ši laida kaip kitiems varžovams. Tai jis turės apsirengti moteriškus rūbus ir keliauti į Vilniaus stotį, sužavėti vyriškius savo žavumu ir parsinešti bent 1 euriuką. O gal ir daugiau pavyks? Pasižiūrim. О, сейкас. Гал, что нужно? Я хочу такие, какие ты. Любовь, знаете? Я не пидорасос, сразу говорю. Знаете, авантюры такие. Авантюры? Да, Куда да. пойдем? Я буду сказать потом. Да? А Да. ты там один будешь? Да. Ну, по-честному. Да. У меня здесь кикбоксеры. Вечером. Только 1 евро депозит. Ну. И вечером я буду сказать где. Так давай вечером договоримся. Мне нужно депозит. А для чего? Для гарантии, что ты будешь Ну, там. я сказал тебе, что я к тебе приду. Дальше что? Да. Я тебе заплачу этот 1 евро. Для чего тебе сейчас нужен депозит? Объясни. Как Что тебя это? зовут? Николай, Александр. Очень приятно. приятно. Слушай, ты Приятно меня щас- было познакомиться. Взаимно. У меня есть контракт, я могу работать здесь. Завлекать клиентов, что Да, ли? да. Значит, ты там не один? Я один, и ты один, и все. А где гарантия, Как что schedule, будешь ну? ты один и я один? Объясни мне, пожалуйста. Gal kažką paeinam kažkur? Nu, kažkur, bet kad lengviau būtų. Nu, lengvesnė diena, geras oras vis tiek. Aš sakau, gal kažką linksmai, kažkur kažką. Ten nebrangiai. Euras. Euras ir linksminamės.
Ne. Ne? Kokias tu Euralik slidėjo? Nu, tai čia. Klaipėda, Palanga. Oi, galima, aš ant Palangos tilto mėgstu, žinokit, su vyrais. Jūs važiuosit su kartu su manim, ar ne? Nuvešit, bet kažką dar gal kažkur į kokį viešbutį nueitumėm? Ne, Ne. jumis nevažiuoju. Kažkam norėčiau, vat kažkokių pramogų šiandieną. Ar įmanoma rasti kažką? Man sakė, atvaryk, sakė, čia bus reikalų. Atvariau, nieko nėra. Tai nežinot jūs, ar ne? Nesupratau. Valanda 20 eurų. Ir ką ten reikia daryti? Ką tik norit? Покажи паспорт. У меня нет документов. Так что ты здесь делаешь тогда? Авантюры, не? Знаете? Слушай, я работал по всему миру и в России в том числе. Там таких авантюр просто, блядь, километров. Поэтому я тебя спрашиваю паспорт, покажи мне свою личность. У меня нет документов. Вот я такой. Ты вот меня я. разводишь. Мне самому интересно, правда. Да, авантюры такие. Блядь. Подписываюсь первый раз и последний. Хорошо. Держи тебе евро. Хорошо. Здесь во сколько? 16 0-0? Да, Точно? точно. Договорились? Договорились. Но имей в виду, что если ты меня обманешь, очень туго придется тебе и твоим, Всё хорошо. и твоим посредникам, поверь. Да. Правда тебе говорю. Все хорошо. 4 Спасибо. часа.